Kokia graži daugiakampė avižėlė. Kokie nuostabūs blyksniai. Kaip gražiai skelia spindulį. Nuostabus briaunuotas volframas. Kaip aš mėgstu su juo žvejoti. Visos volframinės avižėlės, ties skylutės viršumą ir apačią turi aštrią briauną, kuri jauna valą. Pasakysiu vieną paprastą būdą, kaip išvengti to. Tam galima naudoti paprastą seną internetinį kabelį, iš jo pasirenkant paprastą laidelį, įpjautą kembriką nusitraukiam. O tai va, sekantis žingsnis. Vieną kembriko pusę ištempiame, kad suplonėtų. Va, kaip gražiai išsitempė. Dabar ištemptąją dalį pasiėmę aštrų peilį, nupjauname įstrižai, kad jinai būtų užaštrėjusi. Sekantis žingsnis imam avižėlę ir nuo suplonėjusio galo užveriam kembriką avižėlę. Va. Kad geriau slystų avižėlę, dar galima paimti muilu ir pamuilinti kembriką. Ir paskui tiesiog paprasčiausiai užtraukiama į vidų kembrikas traukiamas. Tokiu būdu mes pramauname kembriką ir belieka tik tai apipjauti. Na štai, kelios minutės ir visos avižėlės paruoštos žvejybai. Žinodamas to telkinio, į kurį važiuosiu žvejoti ypatumus, šitokias avižėlės aš dar kartais patobulinu. Tam reikalui naudoju spalvotus permanentinius markerius. Viskas darosi paprastai. Imama avižėlė, tarkim, štai tokia. Daugiakampis volframas tas pats. Kadangi yra daug briaunų, kiekvienai briaunai galime suteikti tam tikrą atspalvį, tų pačių permanentinio markerių pagalba. Naudoti galima įvairias spalvas, tiek raudonas, tiek žalias, mėlynas, įvairias spalvas. Čia visiškai kiekvieno žvejo yra fantazijos reikalas. Ir norint palikti briaunėles, pavyzdžiui, blizgančias, vėliau va truputį apdžiūna, ties briauna tiesiog su pirštų brūkštelėjimu ir briaunelės lieka baltos. Ir gaunasi unikalus spalvinimas. Pasižiūrėkit, kaip jos puikiai žaižaruoja vandenyje, kada dirba prie dugno. Kokias puikias vandens sroves sukelia briaunelės. Kokius purslus, pasižiūrėkit, kokius purslus sukelia stuksėdamas į dugną. Jeigu jums nepatiko jūsų nudažyta avižėlė, jūs galite ją perdažyti. Tam atveju naudojamas spiritas, papurškėte avižėlę ir lengvų brūkštelėjimu nuvalote ją. Štai, viskas labai puikiai gavosi. Graži švari avižėlė. Jūs galite ją vėl dažyti iš naujo. Šitaip patobulintos ir apdirbtos avižėlės gaunasi unikalios, nuostabios, puikiai dirbančios ir nepjaunančios valo, ant kurių tikrai kibs kiekvienoj baloj, kiekviename ežeriuke, kiekvienam upelė nesakysiu. Nuostabios avižėlės.